Dabar padarysime eksperimentą, aš užmerksiu 2 tamponus į vandenį, pažiūrėsim po valandos, kaip jie elgiasi drėgnoj terpėj. Tai čia įdėsiu, nupirkau įprastinį tamponą, o čia įdėsiu masmį, kuris yra gryna medvilnė, jame nieko daugiau nėra, tik medvilnė. Pažiūrėsim, kaip jie elgiasi. Nes kai žiūrim šiaip tokius, tai nieko nematom, jokio esminio skirtumo. Tai dabar patrauksim, kad netrukdytų ir pažiūrėsim po kokios valandos, nes dabar iš esmės nelabai kas čia ir matosi jokių skirtumų. O tuo metu pašnekėsim apie įklotus. Čia turiu įprastinį, tokių dauguma, vienaip ar kitaip jie atrodo balti, jaučiasi, kad neperšlampami, bet pirštų liečiant akivaizdu, kad tai nėra medvilnė, bet daugelis vartotojų sako, kad jos mana, kad tai yra medvilnė, nes balta. Vat medvilninis įklotas yra toks, jis irgi baltas, bet jis nebalintas. Mes pabandykim pažiūrėti, kaip tas pluoštas skiriasi. Aš pamėginsiu jį uždegti ir pažiūrėsim, kaip visa tai atrodo. Taip, ir šitą. Man įsidegs rimtai. Šiaip tai rūksta, jau smirdi kaip reikalas. Matom, kaip jisai smilksta. Jisai nedega. Vat lydosi kraštai. O medvilnė kaip dega. Vat, kaip normali ugnelė. Ir viskas sudega. Va. Tuo biškį pravės, galėsim pažiūrėti. Ir kvapas iš karto yra kaip malkų. Medvilnė. Va, ir sudega ir lieka pelenai. Va, tiem, kas netiki, kas yra medvilnė, ir kad čia tikrai ne medvilnė, nes va, tas daiktas jis niekaip. Negaliu aš jo paimti, jis į jokius pelenus nesudegė. Tai pasilydė, o čia va, kiek imsim, tiek ir galim. Va taip jisai ir suyra, kai mes po to jį išmetam, nes, kas yra irimas? Yra lėtas degimo procesas. Čia tik tai pagreitintas tas degimo procesas. Tai va, toks daiktas gali 50-60 metų gulėti savo šiukšlyne ir nesuirti, jau nekalbant apie tai, ką jis prieš tai, kaip reikia jausti su juo, nes jis absoliučiai nepraleidžia oro ir drėgmės. Praėjo gera valanda, gal mes pažiūrėkim, kaip atrodo mūsų bandymas. Tai masmį, kur yra tamponas įmerktas, jokių aplinkui nieks neplaukioja. Dabar, kur yra įprastinis tamponas, matosi plaušeliai, turiu pripažinti, kad jų mažiau negu anksčiau būdavo prieš kokius metus, bet visgi jų yra. Ir jie yra ir taip pasišiaušia, ir paskiri plaukioja. Tai galim įsivaizduoti, ką tai gali reikšti, kad jie gali likti organizme. O medžiaga tai yra sintetinė ir bakterijų yra tai kaupyklos. Tai mažiausia tokių dalykų reikia ir tamponai apskritai yra susijęs su, kad ir nedidelė, bet vis dėlto vadinama TŠC rizika, toksinio šoko sindromo rizika, bet jis ir atsiranda tada, kai vienoje vietoje daug susikaupia bakterijų. Ir tie superabsorbentai, kurie dedami į modernės moteriškos higienos priemonės, jie kaip tik tas ir leidžia užrakinti
išskyras ilgiau laikyti ir įklotuose, ir tamponuose, ir tada tų bakterijų ten daug ir mes gali atsitikti, kad nebekontroliuojam jų daugėjimo tempo. Todėl ir šiuo atveju jau kas vartoja tas įprastinės priemonės ir nepereina prie natūralesnių, tai reikėtų kuo dažniau keisti, kad neliktų ir tų bakterijų neveistų.